Linos Vaitkutės knyga "Paskutinė Tinderio žinutė" mane suintrigavo, iš tikrųjų taip neslėpsiu, pavadinimu. Ir aš ją padovanojau savo draugiai, su kuria mes jau esame kokie 3 metai. Bet ta knyga yra ne apie Tinderį, ne apie vyrus, bet jinai yra apie moters vidinį pasaulį, kaip jinai vėl tampa moterim, kuri save myli. Ir tikrai rekomenduoju ją, nes draugė labai apsidžiaugė šią knygą perskaičiusi ir pamatė joje ir lygiagrečių, taip kaip yra arba buvo jos gyvenime. Tai manau, kad daugelis skaitytojų tikrai šią knygą įsigiję nenusivils ir gali būti, kad praleis dalį informacijos tiesiog per save, tai kas tenai yra surašyta autorės Linos Vaitkutės. Taip kad rekomenduoju tiesiog paimti šitą knygą ir perskaityti. Arba padovanoti savo draugiai, jinai papasakos, ką perskaitė.